Pas mus yra gerų bankų, tai yra tai vadinami nacionaliniai bankai. Nu, tai, sakykime, Kaune yra ūkio bankas labai geras, tai yra ūkio bankas, ten Šiaulių bankas, ten medicinos bankas, tie mažiukai bankai, ten Parex bankas. Tai, sakykime, mes neturim tam tikrų tokių nusiskundimų, kad arba kredito unijos irgi yra, kurios dirba su savo indėlininkais. Esmė yra štai yra kokia. Dar aš tik priminsiu televizijos žiūrovams, kad prieš porą metų Ūkio ministerijos atlikta analizė, studija, tai rimta labai studija buvo. Joje buvo užfiksuotas labai paprastas dalykas, kad skandinavų bankų koncentracija Lietuvoje kelia pavojų ekonomikoje. Tai ne šiaip kažkokie tai ten pienburniai iš gatvės, suprantat, arba... Bet kažkaip tyliai, ta informacija nebuvo paskleista labai. Bet kodėl? Po šitą informaciją, po tą studiją padėjo parašus visi tuometiniai ministrai. Ar supranta, ką tai reiškia? Ministrai pasirašė, tuomet Navickas ūkio ministras pasirašė, ten finansų ministras pasirašė. Bet kada šita studija pateko į vyriausybę ir su ją susipažino ponas Šarkinas, tai yra didžiausias Lietuvos prievaizdas, kuris turėtų ir rūpintis visais tais dalykais, jis pasakė, kad čia durniai tą studiją parašė. Tai dabar, reiškia, ponas Šarkinas, durniais pavadino visus ministrus, ar ne? Visus tie, kurie rašė, a jisai vienas pratingas. Tai dabar prieš 2 metus buvo viena situacija, o dabar kita situacija. Tai sakykite, kas tada durnius tas buvo, ką? Atrodo, visuomenė puikiai mato. Rezultatas viskas aišku. Bet kodėl, iš tikrųjų, ponas Šarkinas turėjo tokią galimybę tai pasielgti? Ir kodėl štai po poros metų štai praėjo? Niekas nieko nereaguoja. Vakar yra klausimas yra. Tai vėlgi sakau, aš atskiriu, nenoriu sakyti, kad visi bankai yra blogis. Labai aiškiai pasakiau, didžiulė skandinavų bankų koncentracija kelia didžiausią grėsmę mūsų ekonomikai, mūsų verslui. Labai aiškiai pasakyti. Ir Lietuvos centrinis bankas, ponas Šarkinas, turėjo laikų būtent šitą procesą prižiūrėti. Dabar keletas pavyzdžių. Gal čia dramatizuoju, gal čia viskas yra gerai. Jūsgi, taip neturit vienoj vietoj, kur būtų viskas sudėta tą problemą. Aš jums pateiksiu 2 pavyzdžius. Iš užvakar ir vakar mano bendravimo su tais, kurie turi tas problemas. Pirmas pavyzdys. Šiauliuose verslininkas, 3 žmonės dirba, personalinė įmonė, pabrėžiu, tai įmonė, kuri prisima visus įsipareigojimus savo turtu. Prieš 3 metus nusipirko kroviką, liaudiškai fūrą tariant. 3 metus verslas sekėsi puikiai. Lizingų paėmė, bet garantavo jo įmonę. Dabar sumažėjo užsakymų, sumažėjo srautai. Tai ką, bankas dabar, lizingo kompanija, kuri priklauso bankui, ultimatumas jam, sugrąžink kroviką. Ir svarbiausia, kad jis beveik išsimokėjęs, nes ką reiškia lizingas, tai labai brangus malonumas pirkti tokį. Žmogus atėjo pas mane, įsivaizduokit, aš matau jo rankas, suprantat, kuris pats tas įmonės